Seniai, mane Sibiras paskiepijo. Aš kai pradėjau nuo 19 į Sibirą, tai ten ir banditai, sibiriakai, ir rekets, visokie tenai zekai tatuiruoti pirtyse ir eik ten, satelitą. Satelitą realiai ištempė iš parduotuvės pankai. Ir nebuvo kur dėti. Angis, nes vaikystėje aš su tėvais gyvendavom prie Rekybos ežero Šiauliuose. O ten yra didžiulis raistas ir miškas, o tuose raistuose gyvena angis gyvatė. Dėl nepagarbos užsienietis, turistas yra susilaukęs netgi mirties ir netgi dingo be žinios. Tai kitą pusę tikrai nieks nekėsis. Jo. Paleidžiu? Kando uodai. Musiukai puola mane smirdžio. Tai ką, mėly žiūrovai, kaip matote, esam šiandien ypatingoj vietai. Turim ypatingą svečią, Giedrių, kitaip žinoma visiems kaip Angis. Tai labas Giedriau. Labas Žydriau. Kaip tau sekas? Kaip pasakoji. Žinai, lietuviškai pasakoji, kaip būna. Čia gerai, čia blogai, čia gerai, čia blogai. Šiandien buvo darbinga diena, padirbom, biškį pridėjau rankelę. Aha, ačiū. Tai visada prašom. Ir dabar, norėčiau pakalbinti tave. Šiandien dar pristatysiu, kad bus toks kaip ir kur labiausiai skauda special laida, tai pasivaikščiosim po Giedriaus sodybą, pasivaikščiosim po miškelį, pasidėsim prie laužo, pasišnekučiuosim, tai labai dar kartą dėkoju Giedriui, kad priėmė mus čia ir galėsim tave pakalbinti. Tai pradėsiu taip pat, kaip ir pradedu nuo visų. Tai kaip atsirado tavo gyvenime tatuiravimas ir ką tu veikiai prieš tai? Prieš tai, oi, ko tik aš neveikiau. Tai prieš tai labai įdomus periodas buvo. Nuo 19 metų pradėjau keliauti į Rusiją, į Sibirą. 92 metais beras pirmą kartą išvažiavau. Ir su draugeliu turėjom biznį. Pardavinėjom džinsus varionkės, šiaulietiškas. Jo, jos vežėm į Sibirą. Užsidirbom daug pinigų, be proto daug, nors aš ne dėl pinigų važiavau, dėl nuotykio. O pinigai, aišku, viskas atėjo paraleliai. Nuotykio vaisiai. Nuotykiai, taip. Man kelionės nuo vaikystės kažkaip man labai traukia keliauti. Daug knygų skaičiau apie keliautojus. Horizontai, Zenitas, Drąsiųjų keliai, visi va tie. Ir kai tik tai išėjau iš mokyklos, tai su draugu mes iškeliavom į Sibirą. Tai va čia pirmieji mano žingsniai buvo. Tada mašinas pardavinėjau, tada visokias fitimyti. Paskui už tas fitimyti sėdau į kalėjimą. Paskui sugalvojau, kad jau reikia viską keisti, nes čia turbūt klystkeliai kažkokie. Nu ir ką, ir pradėjau, prisiminiau, kad moku piešti. Mano mama buvo dailininkė. Dabar jos jau nebėra, bet namie jinai piešdavo, tapydavo, tėvas fotografuodavo, filmus sukdavo 8 mm. Tai aš tokiu menininkų šeimoje užaugau. Tai tu ir piešėjas, menininkas, tatuiruočių meistras ir dar esi baigęs režisūrą. Taip? Tai ko tik aš nebaigiau, žinai. Tai viską paėmė iš tėvų? Tai paėmiau, nu, į da savo dadėjau. Į da iš dėdės paėmiau. Nu, tai į dailės mokyklą baigiau vaikystėje dar būdamas 17 baigiau. Tada baigiau
interjero dizainas, meninė apdaila. Tokia buvo profesija. Šiauliuose proftechniniai. Tada baigiau proftechninę ir prasidėjo nuotykiai, kelionės. Kada buvo ta pirmoji kelionė? Kažkur. 92 ar 3 metai buvo. 92 greičiausiai. Kiek čia metų buvo? Man buvo 19. 19. Čia su draugu Su draugeliu, jo, į Ruskiną. Į traukinį. Neturėjom pinigų daug, aš magiją savo pardaviau, jisai pardavė dar kažką ten, dviratį ar ką, žinai, ant bilietų, kad būtų. Pasiėmėm šitų džinsų į skolą. Nu, ten, jeigu tu ten negrįši, ten tave suras, žinai. Nes Šiauliai 90-ieji, tai tokie rimti ribetos, viską valdė, bet pasitikėjo, žinai, tai mes kaip ir nenuvylėm jų. Tai vat, jau po pirmo grįžimo viskas buvo atiduota ir tada jau savo pradėjom. Į mėnesį porą reisų į Sibirą. Būdavo, kad ir vienas kartas, kai pastringi kažkur toli ten Krasnojarskiai kraj, kur nors kaimuose. Būdavo ir dažniau. Traukiniais, lėktuvais, autobusais, taksais, visai buvo. Tai jau buvai išmaišęs nuo A iki Z jau čia apylinkės ten. Nu, mes buvom tokie tikslingai nusiteikę. Važiavom grinai daryti biznio, bet paraleliai buvo daug nuotykių visokių, žinai. Buvo ir reketas, ir susišaudimai, ir gyvenimas pas vietinius papuosus, vietiniai siberekai, žinai. Nu, daug visko buvo, jo. Buvai, nežinau, čia kaip pailsėt, pasėdėt, apmąstyt, permąstyt gyvenimą savo ir gražiai, sakai, sugalvojai daryti tatuiruotes. Kaip, ar buvo kažkoks kabliukas kalėjime, ar tu gal matei kažkokį tai niuansą, kaip daro kažkur kamerų kažką, kaip atėjo ta mintis daryti tatuiruotę? Aš kai buvau 16 metų, man draugas padarė pirmą tatu. Aha. Jo, iš Amerikos grįžo, parsivežė mašinėlę, dažų parsivežė. O jis lietuvis buvo? Jo, jis lietuvis. Nu ir ką, mes susirinkom pas jį virtuvikiai, tai dar ten draugų keletas buvo. Nu ir jis visiems padarė po tatu. Aha. Visi kas ką norėjo. Aš tai nusipiešiau savo. Jis man padarė šitą mano nupieštą tatu. Geras. O draugas, jis ten Amerikoje kažkaip gyveno? Kas jis toks? Jį kas nors žino kaip meistrą? Ar... Jo motina gyveno Amerikoje, ištekėjus už amerikiečio ir jis su motina gyveno ir parvažiavo vienu metu, grįžo į tokį postsovietinę Lietuvą. Tai kaip tik buvo sugriuvus Sovietų sąjunga, tai ten 91 viskas čia virto, keitėsi. Ir 90 kokiais, aš dabar neatsimenu, kiekvienas. Nu, žodžiu, kažkur va tuo metu jisai parsivežė visą tą aparatūrą, visi labai džiaugias, nes nuspalvotų tatuiruočių apskritai čia nebuvo aplinkų niekur. Nu, kas grįždavo iš kalėjimo tik tai, arba iš armijos. Žinai. Taip. Tai pasimėgavom, viskas buvo uždrausta, negalima buvo tatuiruoti, užtrauktais langais, užgesintos šviesos tik su prožektoriais, žinai, pas draugą name, pirmam aukšte, žinai, jeigu kažkas taip baldosi duris, viską išjungia tyliai, žinai, ten toks anšucheriai. Nes policija, nu tada policija dar, ar milicija, ar policija, nu, žodžiu, tai labai senai buvo, dabar reikėtų atkrapštyti. Tai taip, aš gavau savo pirmą pašventinimą, o po to, aišku, gyvenimas ėjo savo keliu, susidėjau su plėšikais, banditais, huliganais, teko pasėdėti. Nu ir aš tai priėmiau kaip permaina tokia, žinai, kaip ženklą, kad tas kelias, kuriuo aš einu, jis man netinka, neteisingas, kad aš vietoj tų banditavimų geriau kursiu. Ir pradėjau piešti, aš dar kalėjime sėdėdamas. Nu, ten iki teismo, aš ilgai nesėdėjau, pusę metų tik tai. Na, net nesiskait. Na, bet Šiaulių kalėjime, tai kameroje su tikrais zekais. Ten jau neskirstė, kas su kuo bus. Tai ten ir skirstė, kas iš kalėjimo į zoną važiavo, tos ir skirstė. Aha. Aš taip iki teismo, o jau teisme jau išėjau. Okei.
Ir kaip, ir tada išėjai. Ir kas tada? Tai išėjau viskas. Tada išsiskyriau su žmona, pardaviau butą, pardaviau mašiną, išsinuomau viešbutį Šiauliai 10 aukšte apartamentus, padariau gerą remontą ir įsikūriau studiją. Ir pradėjau tatuiruoti. Mhm. Kaip sekėsi? Kaip sekėsi ieškoti klientų? Kokia buvo tavo reklama? Mano pirma idėja buvo taip, mėnesį laiką padirbu, jeigu man neinas, tai tada viską metu ir varau į užsienį. Mhm. Tokia buvo tema. Bet aš jau per pirmą savaitę viską padariau. Taip, tiek daug klientų buvo, tiek daug klientūros, žinai. Ir banditai, ir mentai, ir šiaip interesantai visokie. Šiauliuose nebuvo tatų studijos, apskritai buvo kažkokia tai anomalija, kad spalvotų tatuiruočių studija. Aš po to tik pasivadinau to temas. Iš pradžių buvo spalvotos tatuiruotės. Na. Geras. O kiek iš tavo senų laikų ateidavo, tarkim, klientų, šitų negerų draugų? Oi, eidavo, žinok, šleifas. Tai, tipo, tu išėjai čia iš ribetų, dabar turi susimokėti, dabar darysi iki gyvenimo galą man, mano draugams, mano ten visiems. Tai tokių buvo nagleko. Mhm. Bet aš jau tada skaitydavau visokias bioenergetinės knygas, jau pas mane prasidėjo virsmas, aš jau taip biškai gilinausi į tą paralelinę realybę, sakyčiau, tokia, kur ne visiems prieinama. Nu ir aš toks, žinai, nu ką, negi dabar šoksi prieš juos ten, žinai, atėjo ten 3. Nu gerai, ateik čia. Tai vienam padariau, tokiom mintim užkroviau, žinai, dingo be žinios. Kitam padariau, čia išvažiavo į pailsėti zoną kažkur tai. Nu ir taip ir atbirėjo, žinai, atsirinko. Tai Gavus natūrali atranka. Natūrali atranka, tai padaryk man Mariją, vat, su maldos rankom, žinai, su rožančiu. Nu ir ten aš 3 valandas kalu, aš jam ant peties tą Marijas maldininkę ir aš jam tokį užkrovau, bedarydamas. Nu ir gali netikėti, bet, žinok, likimas jo nuvedė ten, kur jam vieta. Geras. Ir kiek laiko pagyvavo ta temas? Kiek laiko pabuvai Šiauliuose? Aš 3 metus. 3 metus. Aš ten ir gyvenau, ten ir dirbau. Ir realiai ten visi 3 metai buvo taip rimtai atsidėti. Intensyvus. Intensyvus. Labai daug visko vyko, labai, aišku, ten aš neturėjau daug adatų, ten išradinėjimai, atradinėjimai, ten ir pats bandžiau daryti iš stygų tas adatas ir pas juvelyrus nešiau, ieškojau visokių dalykų, kaip pasidaryti, kaip dažus, kokius dažus naudoti, nes, nu ką, pelikanas vienintelis, žinai, o spalvotų tai nėra. Tai. Koks buvo keiščiausias bandymas pasidaryti spalvotą dažą kažkokį? Ką darei? Buvo ir pigmentai visokie maišomi, ir guašas, ir tie bražymui tušai buvo žalias, raudonas tušas, žinai. Su visokiais bandžiau, bet viskas iškrenta. Taip. Niekas nelieka. Aš atsimenu vieną kartą su spausdintuvo dažais bandžiau padaryti tokį kinietišką ženkliuką ant kojas, tai po 3 dienų jam žmogui išsilupo ir liko tik tai tą kinietiško ženkliuko randas. Randukas. Jo, jis ten sudžiuvo, grinai sudžiuvo ir išsilupo kaip randas. Tai scarificationas mano pirmas, vienintelis. Tu tik vienintelis, aš tiek pridarė, žinau, scarification, man patikėk. Ok, ir tada po Šiaulių, kas sekė po Šiaulių, nes dar Šiauliuose aš kiek atsimenu iš pasakojimo, kad buvo pas tave ir mokinys, ir Tomas buvo atėjęs kažkiek tai laiko padirbot jūs kartu, ar ne Šiauliuose? Jo, su Tomu kentuotis pradėjom jau pačioj pradžioj. Mano pusbrolis Panevėžietis, Šiaulietis, bet į Panevėžį išvažiavo, nutekėjo gyventi ir atsivežė savo draugą Tomą. Tai Tomas buvo susidomėjęs tatuiruotėmis, mes susipažinom ir toliau mes keliavome tuo keliu kartu. Tai vat jau ko ne 30 metų. 30 metų, ble. 96 visą tai vyko. 96. Jubiliejus tai. Švesim, Karma Kempė. Gerai, o tai
Ir mokinį turėjai kaip su Rokadze, teisingai? Rokas, tai. Kaip buvo Rokadze? Pasibeldė į duris, atidariau duris, žiūriu toks pasipuošęs jaunuolis, su taip gražiai apsirengęs, tais švarkelis buvo, gitara rankoj futlerė, žinai. Ir taip jis žiūri mane, sako tiesiai, laba diena, aš atėjau mokytis tatuiruoti. Taip, žinai. Man stovi galvoj, kaip jis taip sako. Bravo, man patinka toks tiesus prisistatymas, tai ir ką, mes pradėjom draugauti, jis pasiliko studijai, daug man padėjo ir galų gale tapo meistru. Ir galų gale dabar turi ir vardą totemas. Taip, ir totemas, šitas pavadinimas atėjo iš Šiaulių. Pirmoji mano pavadinimas buvo spalvotos tatuiruotės, o jau po metų aš jau sugalvojau, kad reikia pasivadinti kažkaip, nes, čia toks spalvotos tatuiruotės, toks kaip mašinų turgus, žinai, kažkaip panašu, žinai, ne, pavadinimo maniera. Tai sugalvojau totemas, nes aš labai mėgau indėnus, labai mėgau tą visą laukinį gyvenimą, aišku, iš knygų čia visas tas dalykas. Ir totemas man taip gerai skamba, kaip totemas, kažkas tokia. Turi tą bendrystės kažkokios. Taip. Ir pavadinau totemas. Kai Rokas pas mane atėjo, tai jau buvo totemas, o po 3 metų aš jau pasijutau labai ankštai Šiauliuose. Tas pats per tą patį kultūrą, taip toliau. Ir atėjo iki manęs pasiūlymas iškeliauti su pankais, su čigonais į Prancūziją. Tai aš studiją pardaviau. Ir pardavė tą prasme pačią kaip studiją, tą viešbutį 10 aukšte? Tai nuoma, tai išnuomota viskas buvo, bet įranga, visa vardas, įdirbis, žinai, visą tą pardavau. O kas nupirko? Nupirko Tomas, toks kitas Tomas iš Kelmės. Ir tada Rokadze liko kartu su Tomu, nes jis jau buvo kaip ir prisirišęs prie studijos kaip mokinys, kaip jau jis galėjo į meistrus eiti, žinau, po 3 metų. Ir Tomas užėmė totemo vietą, o aš iškeliavau kartu su pankais. O kaip tada buvo, kad jeigu Tomas nupirko totemą, kas su juo atsitiko po to, kad Rokadze tavęs paprašė totemo pavadinimą? Tomas uždarė, jis išvažiavo į Švediją. Jo, ir kaip ir būtų viskas tom pasibaigė. Bet tada Rokas liko be vietos ir sugalvojo atsidaryti savo. Ir tada jis paprašė manęs pavadinimo. Bet kokia pagarba, nes tas totemas jau nebepriklausė tau, jis priklausė Tomui, jis galėjo Tomo prašyti, ne? Bet... Jis laiko, kad aš esu įkūrėjas ir kaip ir gal jo atvedėjas į tą amatą, žinai. Kaip ir mes artimi labai buvom. Geras, labai faina. Labai man patinka, kad čia yra ta pagarba tokia mokytojai, kuris priėmė. Taip. Geras. Tai ką, su čigonais iškeliavote į Prancūziją, dirbai Prancūzijai. Koks buvo laikas ten? Aš iš pradžių dirbau skvote pas pankus, už daiktus, už dviratį, už batus, už striukę, už plėjeriuką, kompaktinių diskų. Ko atsisakydavai? Pinigų jie neturėjo. Ko aš atsisakydavau? Ko aš atsisakydavau? Tikras nuotykių ieškotojas niekada nesako ne. Viskam taip. O tarkim, sakai, į daiktus keisdavo tatuiruotės. Tai vis tiek, ką buvo tokio, nežinau, kvailiausio pasiūlė, kur nublembo, gal jau to man nereikia? Satelitą. Satelitą realiai ištempė iš parduotuvės pankai. Ir nebuvo kur dėti. Nebuvo, ką man jis reikalingas, bet jis brangus daiktas. Žinau, kad tuo metu buvo brangus daiktas, žinai. Su visa galvutė, su visais laikikliais, lėkštė. Jeigu dasivežtum iki Lietuvos, gal ir durtum kažkur, bet tai kam čia tokia tyliga? Ir kas, tu daiktais parduodavai ir keisdavai toliau? Ne, tai savo, tai ką, apsirengi, dviratis ten važinėtis, aš tą dviratį tai ilgai dar turėjau.
Paskui, žinai, jau tam skvote gyventi, nu, tokias antisanitarinės sąlygos ten ir šiaip daug pučia jie. Tai aš sugalvojau, kad, nu, man reikia realiai kažkur tai studiją kokią nors, žinai. Tai Lijone ten važinėjau, po to studiją niekur negaunu, niekas su savo to portfolio, tokiu vargšu, žinai, tas portfolio, nu, dar toks iš Lietuvos, žinai, kažkur tai. Nu, nes nebuvo nei ką lygiuotis realiai. Tai vieną studiją užvažiavau, sako, aš turiu, kas tave paims, toks dėda, toks geras, dabar jis jau nebegyvas. Sako, aš turiu, kas tave paims, žinai, nu, į studiją dirbti, bet jis ne čia, sako, ne Lijone, sako, o Sambrijo, o yra šiauriai ten prie Lamanšo visiškai, žinai, per visą Prancūziją reikia varyti. Nu ir susiskambino jisai su tuo dėda ant telefono, čia kažką girdžiu, rus, žinai, mane tipo rusų, nu gerai, koks skirtus, man svarbu, kad mane paimtų, kad tik paimtų. Nu ir ką, susitarė, davai, sako, tegu atvažiuoja, sako, nu va, sako, yra va, telefono numeris ant papiriuko, brūkšt, sako, važiuok. Aš apsidžiaugiau, ten vos neišbučiavau, aš jo šokau ant dviračio, važiuoju, galvoju, kaip taip, bet palauk. O iš kur pinigų gauti, žinai, užsipilti benzinų, žinai, visą Prancūziją reikia paravažiuoti. Yeah. O daiktai, nu tai ką tie daiktai? Tai kažką aš tam pardaviau, kažkur tai kažkam gal padariau dar tatų, kažkokias kapeikas. Nu, žodžiu, prisipiliau aš baką benziną, bet jau zero, jau pas mane ten, žinai, valgyti pasiėmiau iš skvoto, dviratį įsimečiau ir išvažiavau aš tą ieškoti mokytojų pagal tą lapelį. Nu ir radau aš jį. Radau ir pusę metų gyvenau mašinoje realiai. Tas mokytojas toks ant patikrinimo, jau kaip jis ne pas save namo vedėsi gyventi, žinai, kad komfortas ar ką, aš mašinoje gyvenau pusę metų realiai. Mašinoje radau vietą tokia prie vandenino, ten viskas buvo per Lamanšo, graži vieta, po didžiulių medžių, tokia, nu, visiškai kosmosas. Mašiną užsiparkinau, ten grįždavau miegoti, tada šokant dviračia į studiją. Tada toj studijai padirbi, ten viską išmoksi, ten magnumus pažinau ir kaip lituot adatas ir kokie tie dažai, būna viskas man parodė per pusę metų, realiai viską man išrodė. Tada davė save ištatuiruot, nu, mes jau apsikabinę, jau tokie, jau kaip mokinys ir mokytojas, aš jį mokytojų vadinu, jis mane Gedrus, prancūziškai. Ir ką, pusę metų praėjo, aš sugalvojau, kad jau, nu va, dabar jau reikia varyti toliau. Tada Paryžius, tada Liuksemburgas, tada į pietus, tada variu jau iš Europos, Renjono sala prie Madagaskaro, prancūzų kolonija, tai ten 2 kart po pusę metų. Žodžiu, pasiblaškiau po pasaulio, studijose padirbėjau. Ir toks kažkokia tokia ilgesys, galbūt gimtinės, galbūt, kad grįžti, parvežti tą, ką aš išmokau, žinai, jau dabar galima, jau tipo dabar rimtai patatuiruoti, žinai, gal studiją atsidaryti, kažką tokia jau pradėjau idėjas marinuoti. Ir grįžau į Lietuvą, galvoju, nu ką tose Šiauliuose, reikia į Vilnių. Nu ir atsidariau studiją Angis tatu Vilniuje. Kodėl Angis? Angis, nes vaikystėje aš su tėvais gyvendavom prie Rekybos ežero Šiauliuose. O ten yra didžiulis raistas ir miškas, o tuose raistuose gyvena Angis gyvatė. Ir mes su draugu gaudydavom tas gyvatės. Ir jas tokios margos, tokios gražios. Ir mes iš tų gyvačių darydavom visokius dirbinius. Lupdavom skūras. Geras. Ir tada Angyje jau prasidėjo tavo didesnės kelionės visokios po įvairias šalis, vietovės, gentis, teisingai? Jo, tai Angis tatu tai buvo toksai kaip uostas, tokia kaip vietinė bazė, kur galiu grįžti, žinai, iš kelionės. Mano tokia idėja buvo. Tada surinkau hebrą, kurie patinka irgi keliauti ir viena iš tų tokių sąlygų, kad visi keliaujam. Kas dirba vieną sezoną dirbi, kitą sezoną išvažiuoji, keitiesi, kitas grįžta, vietoj tavęs dirba. Nu, taip ir buvo eilę metų. Gal kokius 5 metus, o taip va,
po to jau pradėjo augti labai klientūra, labai daug susidomėjimo, populiarumo, tatuiruotės įgijo, įsibėgėjo. Ir tada man pritrūko jau vietos, tada mes išnuomavau butą šalia Literatų gatvėje, tada atidengėm duris, tada prasidėjo pasipylė, ojojoj, ir tada dar meistrų priėmiau, tada aš dar tam bute gyvenau, tai vieną kambarį tik skiriau studijai. Tai po metų laiko tada dar atidariau ir, žodžiu, visą butą jau paėmiau, atidaviau studijai, padariau remontą ir padariau 9 darbo vietas. Ir iki šiol dar viskas vyksta, viskas vyniojasi ir puikiai. Tai aš taip dariau, vasarą aš čia, o žiemą išvažiuoju keliauti. Sveiki, taigi noriu vėl Jums papasakoti apie keletą produktų iš mūsų partnerių Beauty Group LT. Tai šiandien noriu Jums pristatyti jų Main Tattoo Care liniją, kurią pradėjo gaminti mano pažįstamas draugas. Aš tikrai jį žinau kaip labai užsispyrusi žmogų ir siekianti pačio geriausio rezultato, tai štai jisai turi paleidęs jų Main Tattoo Care produkciją. Turi hand sanitizer, rankų dezinfektantas, jį galima naudoti ir odai. Turi taip pat losijoną, kuris padės jums išlaikyti tatuiruotės ilgesnį laiką šviežias, kurios atrodys gražiau, juodžiau, šviežiau. Losijonas, aišku, gijimo kremukas, kuris padeda sugydyti tatuiruotę. Hemp Wax, tai yra vazelinas, kurį mes naudojam ant tatuiruotės darymo metu. Man labai patinka jo konsistencija, jis gerai tepa, jis taip nelimpa prie pirštinių, kas man labiausiai nepatinka, tai irgi tikrai naudoju pats šitą produktą, arba Hustle Butter. Ir aišku, mano pats mėgstamiausias dalykas, ką jie turi paleidę, tai Numb Serum. Kada darom tatuiruotę ir klientui pradeda jau labai skaudėti, norint išlaižyti darbą iki pat galo, reikia dažniausiai grįžti į tą pačią vietą. O tai neišvengiamai sukelia labai didelį skausmą ir diskomfortą klientui. Tai tas Numb Serum labai yra paprasta naudoti, yra pipetė tokia, tai patraukia, užlašini ant tatuiruojamos vietos, truputuką įtrini, palaikai minutę laiko ir viskas. Ir klientas beveik nieko nejaučia, arba būna taip, kad išvis nieko nejaučia. Tai labai rekomenduoju šitą Numb Serumą, jisai visiškas game changeris yra mano darbo stilistikoje, tai tikrai labai nuostabus produktas. Ir aišku, nepamirškit, kad turi Beauty Group LT ir kitos produkcijos, turi Sun Protection LSF 50. Aišku, mes dar tos saulės Lietuvoje neturim, kas yra labai liūdna, bet fingers crossed. Tai tikiuosi gausim tos saulytės ir galėsim naudoti tos SPF-us, kad nesugadinti odos nuo per daug saulės, ko tikrai dabar nesimato. Aišku, Daily Oil Spray, Hustle Butter losijonas, kurį aš, kaip minėjau praeitą kartą, kurį pats naudoju labai dažnai, jis netgi dabar biškai apčiaplatas, nes iš namų atsinešiau. Gijimo kremukas ir Hustle Butter kokosų aliejus, kuris kokosų sviestas aliejus, sakau, aš nesuprantu, kodėl jie taip vadina, bet Hustle Butter kokosų sviestas labai irgi kvepiantis ir nuostabus dalykas. Jeigu darai kažkur tatuiruotę ant pėdų ir jas truputį niaukia, tai tas biškai užmuš kvapą, jeigu tu atsidursi tokioj situacijai. Tai labai ačiū Beauty Group LT. Jūs galite užeiti jų puslapį www.beautygroup.lt, ten atrasit labai daug produktų, tikrai atrasit tai, kas jums tinka ir patinka, pasibandykit, pasikonsultuokit, ten dirba profesionalų komanda, kurie jūs pakonsultuos, jums padės ir atsakys į visus jūsų rūpimus klausimus. www.beautygroup.lt. Ačiū labai ir iki sekančio. Nu ką, ir vasarą darbas studijai, o žiemą kelionės. Tai papasakok biškai apie savo kelionės. Kelionės kaip svajonės. Kaip ir sakau, mane traukia indėnai, papuasai, aborigenai, pigmėjai, visokios gentis.
Ir kadangi aš jau buvau gan giliai merkęs kojas į tatų pasaulį, ir mane visada domino tie, kurie tatuiruojasi. Tatuiruojasi tradicinėmis priemonėmis, raštais, būdais. Mane domino raštų kalba, simbolius kalba. Ir tokios gentis, kurios dar jos vis yra, vis dar išlikusios. Tai pradėjau, aš pirmą tokią gentę aš sutikau Borneo. Važiavau tikslingai į tą salą, kad atkeliauti į ban gentį. Į ban gentis. Tai bliudukais kirpti tokie. Pusplikiai čia apsirišę strienas. Borneo rožės čia ištatuiruotos. Nugara, ten krabai tie visi. Pas jos visi tokie kojos irgi. Aš truputį greitai dar paklausiu. Čia įvesti. Čia buvo pirma tokia kelionė tavo į gentį kažkokią, ar ne? Jo. Kaip, iš kur tiek drąsos, iš kur neturėti tiek baimės, nes tu net nežinai, kas tavęs laukia. Ta prasme, kaip tai buvo, kaip tai atrodė, nes man tai čia dabar atrodo beprotiška, ta prasme, važiuoti kažkur į kažkokią gentį, ieškoti nuotykių, gal ten tave suvalgys, žinai, nu, tipo. Seniai, mane Sibiras paskiepijo. Aš kai pradėjau nuo 19 į Sibirą, tai ten ir banditai, sibiriakai, ir rekets, visokie tenai zekai tatuiruoti pirtyse ir eik, ten yra, ten jeigu pradedi kelionę, žinai, tai visą kitą jau tau nieks nebaisu tau pakeliu. Supratau. Na ir tada grįžtam prie Borneo. Nu, tai 2 dienas peškom mišku, 3 dienas su valtim, žinai, ir tu jau vietoj. Ir ten prasidėjo, žinai, tas tikrasis atradimas, tada jau man parodė, kaip adatos sukamos, kaip instrumentai daromi, kaip tenai kalama viskas. Iš visą nugarą turiu iškaltą tais raštais Borneo pas juos. Dovanų? Geras. Taip, dovanų, aišku. Tai čia tokia, žinai, trofėjinės tatuiruotės. Tai mano visas kūnas yra trofėjiniam tatuiruotėm nusėtas, papuoštas. Aš pats tą dizainus visų, kaip sudėliojau, taip jie yra, žinai. Bet skirtingos šalis, skirtingos gentis, skirtingos tautos ir skirtingi raštai ir simboliai. Ir kokia tavo patirtis buvo ten? Kas labiausiai tave įkvėpė, kas įtraukė, ar tai tave privertė dar labiau pažinti, daugiau pamatyti, sužinoti genčių skirtingų? Tai jau, žinai, once you pop, you can't stop. Tai čia kiekvienais metais kažkur tai. Tai Amazonė, tai Kambodža, tai Borneo, tai kažkur tai... Ta prasme, tiek tų vietų yra, žinai, aplink... Tik tai domėkis, tik pradėk ten. Vieną gentį nuvažiuoji, žinai, kad jau kita yra, žinai, tada išgirsti kitus keliautojus, kurie ten buvo. Ten kažkur tai, ten ir Afrikai, kur randus daro, ir ten, kur Amazonė, kur tenai, kaip pasakau, kad varlių nuodus, kur dovanoja, žinai, randus daro, jis degina, žinai. Papasakok apie šitą varlių kelionę. Varlių kelionę. Varlių kelionė tai yra iniciacija į medžiotojus. Tai Matsi gentis tokia. Kur tai randasi? Peru Amazonė. Tarp Amazonės upės ir Ucayali. Ucayali įteka į Amazonės upę, tas pats iškišulys trikampis tenai yra Matsi gentis. Matsi gentis garsėja varlės nuodų naudojimu kaip sukeliančių haliucinacijas, ir tose haliucinacijose tu pamatai tą žvėrį, kuris tavęs laukia medžioklėje. Čia tokia esmė yra jų, jie man papasako taip. Tai aš ištatuiravau iš tikrųjų vadą tos genties, nes jis norėjo bitės. Aš kai atėjau į gentį, mane pristatė, turėjau vedlį labai kietą Vietnamo karo veteraną, pabėgusi iš Amerikos, nes jis buvo persekiojamas valstijos šitų autoritis. Jis pradėjo prekiauti šaudmenim ir ginklais ir žodžiu, jis pabėgo. Prieš 14 metų pabėgo iš Floridos
ir nusėdo Perų džiunglėse, apsiženijo indienę, moterį ir išmoko indienų kalbą, išmoko šaukti žvėrimis, paukščiais, susikalbėti su indienais visokiais. Ta prasme, ir jisai ten yra kaip, realiai kaip žuvis vandenį. Ir jis mane vedė į džiunglės pas Macė gentis. Aš jo ieškojau ilgai, kai keliavau po Pietų Ameriką. Aš ieškojau tokio žmogaus, kuris galėtų mane nuvesti, nes visi bijo eiti pas Macę, nes Macė visiškai laukiniai yra. Žinai. Tai aš man labai gerai su juo susėjom, mes susidraugavom ir iškeliavom kartu į džiunglės. O kaip tu jį atradai? Aš stebėjau. Nusėdau į kitos miestelis, toks yra, džiunglėse. Nusėdau į kitos ir galvoju, o kaip man dabar rasti, kaip man į tą gentę. Ir pradėjau stebėjau, kalbėjau, klausiausi, daugiau klausiau negu kalbėjau. Ir tokiam, kaip vadinasi, Texas Rose, tokia vieta buvo, kur rinkdavos visi gringos, visi amerikonai. Ten užsieniečiai visi. Ir ten kažkaip nugirdau, kad yra toks akų. Akų, kaip tas akų, legenda, ką tu akų nežinai. Ir aš pradėjau ten lankytis ir stebėti. Ir vieną dieną aš jį pamačiau. Jis toks kumpa nosis, plika galva, gyslotas kaklas, toksai, žinai, nešneka nieko, žinai, sėdi prie kaboką, ten prie baro, žinai, pasiėmęs stiklą viskio, žinai. Ir čia sako, kusė, žinai. O man ką, man tai kaip tik ir laukiau aš, žinai. Priejau, sveiks. Ir prasidėjo taip, žinai. Oi, geras. Tai jis mane pristatė kaip tatų meistrą, kai mes jau atvarėm į tą gentį, jis mane pristatė kaip tatų meistrą ir sako, jisai gali. O Macė gentis irgi tatuiruojasi, pas juos veidai ištatuiruoti. Tai yra anakondos kultas arba jaguaro kultas. Moteris veriasi ūsus tokius. Esi matęs, kaip Amazonės indienai turi ūsus tokius. Taip. Tai ten yra piercingas ir tigro, šito jaguaro ūsai. Tai jaguaro kultas, anakondos kultas ir erelio kultas. Tai jie visus tuos dalykus ant savęs, ant kūno, žinai. Tai tatuiruojasi zigzagus, taškus. Tada yra pigmentai tokie, vaisiai, raudoni, kaip jau vadinasi. Pamiršau, toks raudonas. Žalias vaisius, tu jį praplėšė viduje raudonos sėklos, ten jie sutrinė raudonas pigmentas. Tai dažosi va taip akis visą, tokia linija per akis raudonai. Tai ten paskui jie dar paišo magiškus ženklus ant ligonio. Ir tiki, kad tie magiški ženklai pagydo ligą. Geras. Bet kol paišo jie tuos ženklus, visi susirinkę dainuoja. Dainuoja ten savo tą tokį, vietinę kalbą. Taip. Dainą, gydomąją dainą. Tai čia tokios apeigos, tradicijos. Jo. Ir gerai, ir ką... Dar prie tos varlės, kaip vyko ta apeiga, kaip tai vyko, ką darė ir ką jautei, ką matei? Tai aš ištatuiravau tą vadą genties, bitę. Sako, noriu bitę. Bitė pas jos labai geras simbolis, labai geras ženklas. Aš sakau, o su kuom jūs darote tatuiruotės? Jie sako, mes einam į džiunglės, ten yra tokia palmė spigliuota, mes ten renkam spiglius. Sakau, davai, einam parodysit. Ir einam. Mes nuėjome į džiunglės, ten man rodo tą palmę, šitų spiglių prisirinkau. Tada, o kaip darote dažus? Dažus darome iš tokio vaisiaus. Uito vaisius toks yra. Vėlgi, einam ten per džiunglės, ieškom to medžio. Ten yra vaisius, rasi tą vaisių, perpjauni tą vaisių į vidų, iškrapštai sultis, tenai padarai iš to vaisių sutrini suodžius. Nuo žvakės ten arba nuo laužo pridegini skarbonkę. tą skarbonkę suodžius nuskutai, sumaišiai su to vaisiaus sultimis ir tu jau turi tušą. Juodas rašalas, juodas, žinai,
Bet jeigu tu jį, vat, pavyzdžiui, palėti su pirštais, ne, rankos juodos ir tau nenusiplauna savaitę kaip minimum, o gal ir 2. Žiūrint, kaip dažnai tu rankas plauni, bet ant tiek yra landus šitas tas dažas, kad jisai, tiesiog, panagiem visas rankas juodas. O kadangi aš džiunglėse, negi dabar tas pirštinės naudosi. Yeah. Tai va, susirinkau aš tos spyglius, pasiėmiau bambuko lazdą, tukano plunksną, gavau ten iš jų, žinai, dovanų, tukano plunksną, prisirišau tos spyglius, pasidariau dažų, žinai. Viską jie man gaidino, kaip daryti, žinai. Ir aš tam vado įkaliau bitę čia. Visi labai dėkoja, ir ten toksai buvo kažkas tokia, žinai, kaip čia taip atsirado, žinai. Jie tai tatuiruoja tokius primityvius, tos ženkliukus, žinai, ten ant tų vidų. O aš jau tokį, irgi pagal tą primityvizmą, tą bitę tokią paskečinau, ką jau tą pačią temą. Ir aš jam ant krūtinės padariau bitę. Tada jis taip sako, aš tau atsidėkosiu. Sako, šiandien vakare varom į varlių medžioklę. Ir galvoju, geras. O tas akų man sako, čia tau pasisekė, sako, čia, žinai, čia pasisekė, žinai. Gerai, laukia aš to vakaro. Ir ką, ir vakare sėdamės į valtį ir plaukiam. Ir kliukais. Plaukia tyliai. Prožektorių, tu ant galvos prožektorių nieks neturėjo, žinai, va čia va prožektorių laiko, žinai, ir tai va žiūri, žinai, to prožektorių per džiunglį. Akys, visur akytės, visur žvilga, žinai. Ir ten varlės to, žinai. Ten yra kaip ten Philomedusa bicolor, lotiniškai vadinasi ta varlė. Giant tree frog. Tai šitą varlę surado, jo negalima jos liesti rankom, nes jinai nuodinga yra. Tai nuskynė lapą, tą varlę su tuo lapu, susisuko į tašiuką ir visi plaukiam atgal į kaimą, naktį viskas vyksta. Ir į kaimą grįžom, ir ką, ant žemės įsmeigė 4 koliukus, tai varliai uždėjo kilputės ant kojų, pririšo prie tų koliukų, ta varlė tokia, įsižergu, žinai, didelė ta varlė tokia. Tokia didžia? Taip, va. Bėma didelė. Ne tai lietuviška varlytė, aišku, jinai tokia žalia. Ir jinai pradėjo ten, žinai, stengės, kvarkė ta varlė, žiūri, tokie rasos lašeliai tokie atsiranda ant odos. Tada tas indienas surenka tos rasos lašelius ir ant bambuko pagaliuko tokias deda viskas. Sudėjo, sako, paskui čiuką atrišo ir paleido ją. Tada grįžom mes jau ten į trobą, žinai, į tą namą. Sako, renkis. Aš taip nusimetu. Jis pasiėmė tokį pagaliuką į laužą, žinai. Pridegė tą pagaliuką. Ir man taip vieną. Vėl pridegė pagaliuką, vėl kitą. Sako, kiek nori? Sakau, mano skaičius 7. Jis taip pažiūrėjo į akų, tipo, tikrai 7. Tas, tipo, duok. Jam gerai, viskas gerai, duok. Gerai, 7, bats, 7 kilutės. Ir ten šašiukai tokia susidaro, tada tą šašelį man nukrapšto. Į tatu, čia mano visa krūtinė tatuiruota, žinai. Toje vietoje dabar tatuiruočių nėra, žinai, nes išdegina. Tai. Tada nukrapštė šašelį. Ir tų varlės naudų, žinai, ant vieno, ant kito, ant trečio, ant ketvirto, tai 7, žinai. Ir tai padėjo viską, pasitraukė iš šono, atsitupė, taip, žinai, taip. Taip žiūri, žinai, taip. Žiūri mane. Aš taip, kaip sėdėjau prie laužo, taip įsižiūrėjau, sakau, kad nieko nėra. Praeina 5 minutės, nieko nėra. Aš taip pasistojau, sakau, hebra, ką jis? Sakau, čia nieko, sakau, ką čia juokėtės? Ir tik tai jaučiu mane, toks. Ir viskas pradėjo plaukti, trauktis. Tai palaukit, sakau, palaukit, taip, žinai, čiuk ant kelio, ant žemės. Ir ką, ir taip jaučiu, viskas traukės, aš taip įsikibęs. Galvoju, ką aš padariau, aš taip toli nuo namų, taip toli nuo visko, kur aš priklausau ir dabar kažkokiuose džiunglėse, juodoj nakty, pas laukinių sėdžiu ir dabar mane taip užlenkia, taip užnuodija kažkaip. Ir taip traukės vaizdas ir ten dar matau vilko akis ir tas vilkas ir užsitraukė viską. Dingo. Tada tik atsibundu, kai mane prausė, vandenį pila, žinai, visą nuplovė viską. Už rankų, už kojų. Į hamaką paguldo ir viskas. Ten kažką dainuoja, kažkas viso.
Aš tam hamakai ir užmigau. Rytą dar neatsimerkęs girdžiu kalbą kažkokias 2 moteris. Kas kalba? Tipo, tik atsimerkiu. Nieko, trobui nėra. Namuose nieko nėra. Atsikeliu iš hamako, prieinu prie lango. Žiūriu, ten toks futbolo laukas, ten trobelės aplinkui, kaimas, žinai, Amazonės džiunglėse kaimas. Ir gale lauko 2 moteris kalbasi. Ir aš taip viską girdžiu. Tu įsivaizduoji, man taip, galvoju, kas čia vyksta. Susvirpia kažkokie tai svirpliai. Aš suprantu, apie ką aš šneku. Paukščiai sučiulbėjo. Taip, žinau. Viskas, va, toks efektas. Ir tą pačią dieną mes, aš jau išeinu ten iš tos trobos, visi tenai, visi pasveikint čia tave, tai inicijavo 7, vaikai apibėga aplinkui, ten visi ten kažką tai čipinėt. 7, čia rimtai, žinai. Bliam, 7, gerai, bet kas čia. Eisim šiandien į medžioklę dabar, jau tu inicijuotas esi mūsų dalyvius. Ir ką, mes einam į medžioklę, kuprinę, botai, nes tenai, žinai, taip, tose džiunglėse ten visko yra. Tai ką tu galvoji? Aš kol atėjau, kol dar šviežus buvau, tai ten permestas rastas per upeliuką, tai man buvo iššūkis perėti, žinai, su kupreku. O dabar žiūriu, mano balansas, aš kaip smauglys, kaip tigras einu, va taip, visur tai va. Ta prasme, viską girdžiu, viską suprantu, žinau, kur šiaurė, kur pietus. Toks vidinis kažkoks kompasas įsijungia. Tai va, iniciacija į medžiotojus. Varlės nuodai, čia žinau kažkas tokio. Wow. Ir man jis sako, žinok, dabar džiunglės tavo kraujyje visam gyvenimui, likusiam. Geras, čia neįtikėtina istorija. Wow. O dabar iki šios dienos yra išlikę, turite ryšį su gyvūnyje, su džiunglėm, su medžiais, su mišku. Ar tai yra dar, ar ta varlė dar veikia tave? Seniai, pažiūrėk, kur aš gyvenu. Taip. Tai ta varlė ir nuveda mane ten. Geras. Fantastika. Aš kai girdžiu varlės kvarkiančias, tai man šiurpsa per nugarą. Rimtai? Tarp daug visų šitų daugybės kelionių, visų aišku neišpasakosi ir laiko neužtektų, bet kuriuo atveju ir YouTube'as jau čia tokio dydžio nepriemam video, žodžiu. Bet paskutinė tavo kelionė dabar buvo kur? Indija, Nepalas. Indija, Nepalas. Ir dabar po šitos kelionės išmetė į savo kortą, gal neišmetė, gal kaip tik gavai naujų. Angis, atsisveikinu su Angis Tatu studija, ilgametė, viena garsiausių turbūt Lietuvoje, garsiausia iš skirtingų meistrų ir stilių ir viską. Kas čia atsitiko? Ką tu ten pamatei, ką tu ten pajutai, kad prieėjai tokio taško, kad viskas, šitą etapą reikia baigti? Žinai, manęs jau gal prieš kokius 5 metus man atėjo pirmi ženklai, kad tai, ką aš dariau, tai buvo viskas laikina. Tai buvo toks stepstone, buvo pakopa, laiptelis. Tada eini tolyn. Ir sėdėdamas savo studijoje, tatuiruodamas klientą, žiūrėdamas į vedamą liniją ir į adatos galiuką ir į mašinėlę, aš suvedu visą fokusą ten. Ir tuo metu suprantu, kad visas pasaulis aplink tave vyksta, viskas vyksta. O aš sėdžiu toj studijėliai ir tame taške tik tai sėdžiu. O plotis ir veiksmas yra neišmatuojami, viskas aplinkui vyksta tuo metu, kai aš sėdžiu tame taške. O kažkaip taip pagalvojau ir man pritrūko oro, realiai. Aš iškeičiau Angis Tatu į tolimesnę kelionę per gyvenimą. Bet o kaip su tatuiravimu? Ar tu jau įsižadėjai tai daryti, ar tu dar grįši prie to, ar tradicinių stilių kokiom šitais iškaltukais, išbaduliam užsiimsi, ar tu dar planuoji kažką daryti? Tai ko tik aš neišbandžiau.
Aš išbandžiau ir rankom, ir kojom, ir tatuiruoti, ir stuksenti, ir paukinti. Viską aš išbandžiau. Ir manęs jau taip nebeveža, kaip pačioj pradžioj. Pačioj pradžioj dar turėjau tokį draivą, nes tai buvo mistika, tai buvo simboliai, kalbantis kūnas, simboliai perduodantis informaciją apie tam tikrą žmogų, kad ir apie patį mane. Jeigu tu skaitai simbolius, tiesiog nusirengusi žmogų, tu gali perskaityti, jo. Bet Angis Tattoo 21 metai. Angis Tattoo. Aš prisižiūrėjau tokių dalykų, kur nepavadinsi tai, kad tai yra mistika. Tai greičiau virto į komerciją. Tai viskas parduodama, viskas už pinigus. Tai manęs nebežavi. Realiai. Aš geriau rinkčiaus mainais daryti. Vat Mėnuo Juodaragis, kaip vyko, kiekvieną vasarą važiuodavom su studija į Mėnuo Juodaragis ir ten rankom darydavom tattoo, ne? Tai ten tokia mistika, ten taip gerai ir už kiekvieną tatuiruotę tu gauni mainais kažkokį tai kitą amatą. Amatas už amatą. Va toks. Bet tai kokia geruma, kaip gerai, kokia energetika, koks džiaugsmas, kaip žmogus džiaugiasi, kaip meistras džiaugiasi, čia nepalyginama, kur tu darai tattoo studijoje, žinai, ateina tau užsakovas, sumoka pinigus, jis ir išėjo, žinai, ir toks pinigai čia yra, čia jų nėra, ir toksai kažkoks tai... Pritrūkai gyvybės tą tatuiravimą. Aš pasijutau kaip prostitutė, suprantate? Aš darau tai, ko jie nori, ne tai, ko aš noriu, suprantate? Aš turiu tatuiruoti tai, ko nori klientas. O čia mane trumpino labiausiai turbūt. Kada pirmą kartą pajutai šitą? Aš sakau, prieš 5 metus. Prieš 5 metus čia buvo pirmas, kada jau pajutai tokį, kad... Žinok, aš ištyrinėjau tattoo pasaulį nuo A iki Z. Aš diplominį darbą parašiau baigimo universitete. Man buvo 30 metų, aš įstojau į universitetą. Audiovizualinis menas, režisūra, ten visi fotografija, video, visi dalykai. Aš visus metus praėjau tattoo tematiką. Dizainas, tattoo. Ten šriftas, tattoo. Video apie tattoo. Ten audio, viskas iš tattoo. Ten įrašinėjau net muziką nuo mašinėlės, kur ten žinai, ten tokių dalykų pridariau. Netgi pasakas buvau parašęs. Poeziją parašiau. Viskas per tattoo. Ir aš turbūt persivalgiau viso to. Aišku, kai daug keliauju, nuvažiuoju į kažkokią tai gentį, matau tatuiruotus žmonės, ne? Man visada įdomu. Aš visada skaitau, jeigu nesuprantu, klausiu. Įdomus principas, kaip darosi, įdomus, kaip tušas darosi, kaip visa technika, taip toliau. Bet viskas apie tą patį. Žinai, principas tas pats. Praduri odą įvedi tušą. Kaip tą tušą pasidarai, tai kas vyksta aplinkui. Nu, tai suodžiai visų pirma, ten sultis vaisiaus ar ten žolės kažkokios tai išgręžtos. Nu, ir žodžiu, tas pats per tą patį. O dabar, jeigu taip grįžti į šitą studijos gyvenimą, tai tušą perki, nežinai, kas tam tušia. Ja? Koks poveikis, kas paskui bus. Adatas perki, nežinai, iš ko tos adatos. Kas ten, kur ten, kaip ten. O dabar grįžtant prie tatuiruočių meistrų, tatuiruotų žmonių, tatuiruočių meistrų veiklų užklasinių kažkokių. Jūs prieš 8 metus sugalvojat labai įdomų, fainą dalyką, kuris vadinasi Tattoo Karma Camp, į kurį Tomas mane pasikvietė, atsiplukdėt mane per upę, nuo vieno kranto iki kito. Kaip užgimė šitą idėją? Tattoo Karma Camp. Ta idėja gimė čia. Mes sėdėjom prie laužiuko ir kadangi mes... tai buvo iki pandemijos dar.
Dar viskas vyko iki pandemijos. Ir mes pagalvojom, kad apie tatų festivalį Tomas sako, davai padarom tatų konvenčiną. Sakau, Tomai, tų konvenčinų daro, tas pats formatas visur. Arba mes darom kitokį tatų konvenčiną, kur tenai viskas kitaip, negu kad tradiciniam tatų konvenčiną. Arba mes padarom grinai meistram, nes niekada meistrai tarpusą viens kitą pažįsta, pasisveikina ir viskas, tiek žinių. Kada jie gali pabūti kartu, pakalbėti, pabendrauti, pasidalinti kažkom, tai išklausyti vienas kitą, žinai. Ta prasme, nėra laiko niekada. Visi dirba, visada kažkur tai studijose užsidarė, arba keliauja, arba kažkur tai konvenčinėse, bet kada visada dirba, žinai. Sakau, davai padarom tatų meistrams, kad būtų šventė tatų meistrams. Ir ne vieną dieną, ir ne vieną vakarą, suprantate, o 3 dienas. Su nočiovke, su muzika gera, prie laužo, su maistu, suprantate, kur gali basą vasarą praleisti, suprantate, va kaip gerai. Ir va čia buvo ta idėja. Ir tada galvojom, ką mes čia, davai paėmėm Danį, nes Danis aktyvus, žinai, daug sklaidos ir taip toliau. Ir davai Danį, čiuk, skambutis Danis, davai. Tai va, pirmasis įvyko, aš tau pasakysiu, dabar neatsimenu, galbūt 16. Ne, pirmasis įvyko 17. 17. Ir tada po 5 metų padarėt dar vieną, kuris dabar jau buvo prieš 3 metus. Ir pernai buvo trečias. Trečias buvo. Kas toliau? Kas toliau? Pirmą nepranoko dar nei vienas. Karma Kempo. Pirmas buvo, gal dėl to, kad apskritai pirmas, gal įspūdžiai kaip iš pirmo karto, nes man yra įsimintiniausia, tai kai Rūna išsirinko mane ir su apeigom buvo kalama man handpauko ant krūtinės. Po to ta nakvynė tipija, kur tu atsikeli, prabundi naktį, dar pasikuri laužiuką, kad nesušaltum, toliau miegi tokių. Ten ta pirtelė indėniška buvo, kur reikėjo išsikas duobę. Jo, ten labai daug buvo įdomių visokių patirčių. Tai tikrai, bet kitos jos buvo kitokios, bet jos buvo vis tiek savaip įdomios ir savaip įsimintinos. Ar dabar, kai tu atsitraukiai iš tatuiruočių meistrų pasaulį, nesakau, kad iš tatuiruočių pasaulį, nes vis tiek bendrausi ir su meistrais, ir yra ir draugų tavo ilgamečiai teisingai, bet ar tu dar norėtum padaryti tatų Karma Kempą, ar čia jau viskas? Dabar tokia veikla kaip tatų jau man yra istorija, jo? Bet aš perėjau į kitą veiklą. Dabar aš kaifuoju gamindamas maistą. Tai toje vietoje, kur Karma Kemp ir tatų kempas, aš atidariau restoraniuką. Vilko virtuvė vadinasi. Vilko virtuvė yra degustacinės vakarienės. Savaitgalis tik tai. Ir kviestiniai žmonės. Šefo meniu. Aš esu šefas. Aš gaminu, parsivežu receptus iš įvairių pasaulio šalių, testuoju juos čia, eksperimentuoju su produktais vietiniais, su prieskoniais parvežtais ir darau degustacinės vakarienės. Man padeda mano šeima, draugai, pažįstami ir labai, labai pasitvirtinęs projektas, labai smagus, labai geras vaibas. Bet tai yra vieno vakaro projektas. Vieno vakaro renginys, taip sakyčiau. Tai yra nuo 4 vakaro iki žvaigždžių. Tai kaip prie laužo tada žmonės jau susėdė, muzika groja, žinai, kas gitarą brazdina, kas dainuoja, kas dalinasi istorijomis. Taip baigėsi visa degustacinė vakarienė. Aš galiu tikrai paantrinti, gavau pakvietimą iš jūsų šefė. Tai labai buvo faina, atvažiavom su šeimyna, tikrai pasimėgujom ir visų laiku. Ir aš netgi buvau susiplanavęs, kad aš negalvoju, kad čia tiek truks, buvau susiplanavęs laiką ir po to, kad čia grįšiu, dar susitvarkysiu porą reikalų, bet aš žiūrime, sėdim. Visi kažkur klaidžioja, kažkur kažkas savo veikia, nei vieno nemačiau, kad telefonė sėdėtų, naudotųsi savo socimedijom ar kažkaip.
Ir taip gera buvo atsijungti ir čia buvo viskas ne vien apie maistą, o apie pabuvimą ir apie tą tokį, kaip tu gali būti tarp nepažįstamų žmonių ir su jais bendrauti, nes dabar žmonės tai praranda, žinai, visi nori būti telefonuose, visi nori susirašinėti, visiems yra tai paprasčiau, o kai reikia pabūti tarp nepažįstamų žmonių, tu jau turi sugalvoti kažkaip atras kontaktą, ne? Ar tai per gyvūną, ar kažkas šunį paglostų, pakalbina, žinai, dar viskas jau reikia ieškoti, žinai, kaip pabendrauti. Ir tas labai buvo faina ir labai pasijautė tas dalykas, kaip nepažįstami žmonės vis tiek atrado, kaip pabendrauti tarpusavy. Tai čia ta idėja ir buvo, kad aš juos visus pažįstu. Tai visi mano draugai iš telefono knygutės pradėjau nuo A, daėjau iki H. Šį kartą jo, sekantį kartą nuo H jau varysiu iki kokio, ten žinai, S. Ir aš juos visus pagal vaibą. Jie vienas kito nepažįsta, jo, susirinko ten 25 žmonės su antrom pusėm ten ar su vaikais. Vienas kito jie nepažįsta, bet aš juos visus pažįstu. Suprantate, gaunasi taip. Ir jie, va, šitos vakarienės metu, jie visi susipažįsta. Nu, gal ne visi, bet tam, kam reikia. Tada pasikeičia kontaktais, tada užsimezga draugystė, tada išsivinioja viskas į bendrus projektus, į keliones kažkokias, kartais į šeimas susikūrė, suprantate. Va, kur yra įdomus dalykas, tu galbūt niekada nebūtum jo sutikęs. Galbūt gatvėje, va taip, va, prasilenkęs. O čia tu prie vieno stalo. Fantastika. Voilà. Labai patiko, labai ačiū už pakvietimą. Sveikata. Tikrai buvo įsimintinas vakaras ir tiek man, tiek šeimai ir lauksim pakvietimo vėl. Žinau, Z, tu dar Z. Taigi, noriu Jums papasakoti dar apie Octinisept Protect and Repair kremuką. Jį esu išbandęs ne ant vieno kliento, gal esu išdalinęs kokį 14 buteliukų, norėjau stebėti gijimo procesą, kuris mane labai nustebino. Kremukas nesukelia paraudimo, jis nekelia niežulio, labai greitai nuramina odą, nesitepa prie rūbų, nelimpa, todėl kad jis nėra darytas aliejiniu pagrindu. Šį kremuką gamino profesionalų komanda, jį tikrai testavo ilgai, siūlė kitiem meistram ir jis atlieka savo funkciją geriau negu bet kuris kitas, kurį man teko bandyti. Tai aš jį tikrai rekomenduoju, kaip ir minėjau, savo klientam ir kolegom meistram. Jūs galite užsukti į www.smartbodyart.lt, paskaityti daugiau apie šį produktą, galite parašyti, jeigu norit gamintojams elektroninį, jie mielai jums atsakys, papasakos daugiau, jeigu jums domina. Šį kremuką galima rasti ir vaistinėse, todėl kad jis yra sertifikuotas ir atitinka visus standartus. Taip pat galite nusiskenuoti QR kodą, kuris yra kampe, ten rasite daugiau informacijos apie šį kremuką. Gerą naudojimo. Gerai, tai papasakai apie Vilko virtuvę. Papasakai, kad po Angies dar laukia kitos kelionės, kaip ir Vilko virtuvė, kažkiek kitokie projektai ir dar kažką minėjai, kad planuoji ekspedicijas kažkokias, labai sudomino ir mane patį, tai papasakok, kas čia per ekspedicijas, kaip tai turėtų atrodyti? Jo, tai dabar perėjimas toks ir aš išjutau tai, ką labiausiai norėčiau daryti. Tai, kas mane labiausiai veža. Nu, tai aš supratau, kad geriausia būsena yra keliautojo. Man labai patinka keliauti. Ir keliavau daug metų. Tikslingai keliaudavau gentis į skirtingas šalis, į džiunglės, į kalnus, pas gentis, pas vietinius papuosus ir aborigenus, ir indėnus. Tai kadangi dabar baigiau tatų daryti ir kaip ir liko daug laisvo laiko, kurį norėčiau išnaudoti, vesdamas grupės į tribalinės keliones. Tribal expedition. Į gentis. Vesiu savo keliais, ten, kur esu jau patikrinęs, ten, kur esu buvęs, ten, kur tikrai yra įdomu. Renku pirmąją grupę. Lapkričio 7 dieną išvykstame į
Nepalą. Į Nepalą. 3 savaičių kelionė. Pirma dalis yra džiunglės, elephant safari, safaris ant dramblių, tigrų stebėjimas, tarų genties lankymas, tatuiruotos moteris, medžiotojai, tigrų medžiotojai vyrai. Labai įdomi kultūra. Čia pirmą savaitę yra džiunglėse. Tose vietose yra aprašytas Mauglio istorija. Kiplingas aprašė Mauglio istoriją. Turbūt daugelis yra matęs ir girdėjęs ar skaitęs džiunglių knygą. Tai būtent tose vietose, kur gyvena Šarchanas, Ka, Balų ir Bagyra. Tai tose vietose aš ne kartą lankiausi ir man didelį labai įspūdį padarė Nepalas. Tai yra Himalajų papėdė. Tai yra amžinai žaliuojančias džiunglės su savo krokliais, upėmis, gyvūnais, laukiniais drambliais, raganosiais. Antra dalis yra žygis į kalnus. Tai yra į Mardi Himal. Tūkstantmečiai rododendrų miškai, snieguotos viršūnės. Savaitė žygis ir gyvenimas kalnų trobelėse, akmeninėse. Neapsakomas jausmas, ten viskas yra taip švaru, taip tyra. Ir tai yra savo ribų pastumimas, išėjimas iš komforto ir žygis į kalnus yra savęs patikrinimas ir atradimai. Tose vietose aš sėdėjau Vipassanai, porą kartų sėdėjau. Aš labai norėčiau pasidalinti tuo. Labai norėčiau pasidalinti ir surinkęs grupę išvežti į Nepalą. Ta kelionė yra kaip pasaka. Sunku nupasakot žodžiais. Iš tikrųjų, ten būnant nereikia net kalbėti. Kaip ir Vipassanai, jo, tu sėdi 10 dienų meditacijai, tyloj, nieko nekalbėdamas, aplink snieguotos viršūnės, džiunglės, beždžionės, spalvotos papūgos. O tu sėdi, kad ir kas įvyktų, tu sėdi. Man iš tikrųjų labai padarė įspūdį budizmas, keliaujant Himalajuose. Tai budizmas man atvėrė kitokį gyvenimą, sakyčiau. Aš pradėjau klausyti intuicijos, pradėjau klausyti vidaus savęs ir daryti tai, kas mane veža, kas mane kabina ir tuo dalintis. Ir kai man tai patinka, tai ir kitiems tai patinka. O tas yra momentas, kada tu darai tai, kas patinka, tu trauki ir daliniesi, tai ir tau gerai, ir jiems, kitiems žmonėms labai tinka ir patinka. O trečia savaitė šitos kelionės bus į Mustangą. Girdėjai tokią valstybę? Ne. Tai yra senovinė karalystė, Mustango karalystė. Ten yra budistinė kultūra, budizmas, budistiniai vienuolynai, šventyklos aplink. Yra uždara teritorija. 60 metais Nepalas atvėrė sienas užsieniečiams. Tai yra visiškai šviežia valstija, karalystė, Nepalo karalystė. O Mustangas, jis iki
iki šių dienų dar yra mistinis. Ir ten įvažiuoti reikia atskirų leidimų. Ir tai yra saugoma teritorija, užkonservuota teritorija, senovinė kultūra, senovinis tikėjimas, budizmas ir visa išmintis yra laikoma ten. Ten toks tyras oras, ten tokia atmosfera ir energetika, kad patys maloniausi, patys svetingiausi žmonės, kiek aš esu keliavęs pasaulyje, yra Himalajai. Patys svetingiausi. Patys svetingiausi. O tos, kaip pirmas savaitės, sakai, gentis irgi. Ir ar ten būsi gydas tik tais tu pats, ar jūs turėsit kažkokį gydą? Ant kiek ten saugu yra tos gentis, ar jos nėra kažkaip priešiškai nusiteikę prieš atvykėlius? Kaip tai atrodo? Aš sakau, patys maloniausi ir svetingiausi žmonės yra Himalajai. Pradedant nuo Himalajų papėdės ir einant iki pat Tibeto. Taip, tam tikrą kelią aš gidausiu, bet patekti į nacionalinį parką reikia rangerių, reikia turėti leidimą, reikia išsipirkti nacionalinio parko įėjimus, tada išsinuomoti dramblius su vežikais, nes dramblio šeimininkas jis turi visada keliauti kartu, nes jisai moka vairuoti ir valdyti dramblį. Tai safaris ant dramblių 3 dienom į džiunglės keliauju drambliais į tigrų teritorijas. Tai yra neapsakomas jausmas. Tu sėdi aukštai ant galingo gyvūno, kur viskas apačioje žemai ir tu iš aukštai viską matai. Matai, kur burzgynuose tigras šliaužėja, tu matai, kur raganosis rūšnoja žolę. Tu matai horizonte povas, kur poruojasi, žinai, ten savo uodegas įskleidas. Nu, čia visiška pasaka. Wow. Kokio dydžio planuoji, kad būtų grupė? 8 žmonės. 8 žmonės. Vyrai. 8 vyrai. Taip. Kodėl taip? Galvoju, kad maža grupė, didesnė koncentracija, vienas kito pažinimas ir mažiau išsibarstymo ir išsiskaidimo. Kai didelė grupė, tada atsiranda toje didelėje grupėje, atsiranda atskiros mažesnės grupės, kurios susidraugauja ir, tai prasme, išsiskaido. Aš norėčiau, kad grupė būtų vientisa, visų pirma. Antra, man reikia surinkti vyrus, kurie gali pakelti temperatūrų skirtumus, altitudę, aukštį kalnuose, plus kultūrinius skirtumus ir visą tą kelionės intensyvą, nes 3 dienų kelionėje pabūti ir džiunglėse, ir kalnuose, ir Mustange, tai nėra paprasta, tikrai. Tai yra tik atskridus į kitą šalį, į svetimą kultūrą ir klimatą, žmonėm prasideda vidiniai virsmai, pokyčiai ir tada kažkas užsinori namo, kažkam pasidaro bloga nuo aukščio, kažką ten įsegė koks nors vabzdys, arba kažkas bijo gyvačių, arba ten daug dalykų gali atsitikti. Tai va todėl renku grupę iš tokių drąsesnių galbūt vyrų. O kažkokia atranka bus? Pradžių grupė, tada grupė turės susitikimus. Aš planuoju padaryti keletą susitikimų, kad susipažinimui. Tada praeiti testus. Pasiruošimo planas. Visi žemėlapių ir trekų maršrutai visi aptarinėjami. Ir kad kuo dažniau mes susitiksim, tuo artimiau mes jausimės. Taip. Nes kelionėje pažįsti žmogų. Iš tikrųjų, jeigu su nepažįstamu žmogumi iškeliauji, tai labai gali liūdnai baigtis netgi. Tai tokias kelionės, kur į gentį
tai reikia ir pagarbos, ir sumanumo, ir lankstumo ypač, nes mes vis dėlto esam svečiai. O europietis dažnai jaučiasi šeimininkas, nes kas moka, tas šeimininkas, žinai. Tai va tas momentas, tas labai svarbus yra ir todėl reikia padaryti keletą susitikimų, kad visą tą susistiguoti tą dalyką, kad galėčiau pravesti per kas jų laukia, ko galima tikėtis, ko nereikia tikėtis. Ir galbūt pasitikėjimo dar. Tai tos gentis, jos yra labai svetingos, labai atviros ir smagios iki tam tikro momento. Šiaip tai džiunglių žmonės, jie gali būti ir karingi. Jų daug. Suprantate, o mūsų mažai. 8. Tai mūsų tik 8. Taip kad, aišku, jie tenai ne kanibalai, ne galvų medžiotojai, bet visą tai į tą reikia atsižvelgti. Į tą jų gerumą, kad neperlenkt lazdos. Viskam yra ribos. Taip. Plius Mustangė, budizmas. Budizmas labai išmintinga filosofija ir gyvenimo būdas ir kai kas vadina religija, bet jie labai moka ginti savo tą tikėjimą. Tai kaip ir rytos kovų meistrai, tai galima gauti ir iš bambuko kartais. Ne vietoj pasireiškus kažkokiu momentu, žinai, nepagarba ar taip toliau. Esu girdėjęs kelionėse daug atsitikimų, kada dėl nepagarbos užsienietis, turistas yra susilaukęs netgi mirties ir netgi dingo be žinios. Na. Bet Nepalas yra gan saugi ir svetinga šalis. Tai čia yra pirmoji tokia kelionė, į kurią aš renku grupę. Pirmoji kelionė. Antroji kelionė yra po naujų metų. Kelionė į Sumatrą. Sumatra yra Indonezijos sala. Labai įdomi sala. Ten vis dar gyvena orangutanai. Orangutanas yra tik 2 ar 3% skiriasi nuo žmogaus. Orang yra žmogus, vietinių kalba. Utan yra miškas, žmogus iš miško. Jie laisvai gyvena džiunglėse, ten gimdo, veda vaikus, yra jų kolonijos. Aš esu ten buvęs, turiu labai gerą vedlį, kuris žino. Bet jie ir plėšrus yra? Jeigu reikia, taip, bet yra tam tikrų metodų, kaip elgtis su orangutanais. Yra garsai, yra tam tikri mostai, dalykai. Jo. Mūsų vyjas vienas patinas. Wow. Ir jie didžiuliai. Taip, bet koks geras, jie didžiuliai, jie tokios nugaros, žinai, kaip pas gerą balvoną, kur, žinai, ir su barzda, ir rankos tokios ilgos, ir tos kojos, ir realiai žmogus, supranti, bet jis nenusakoma dydžio, o pas patiną tai iš viso tokie žandai dar tokie, žinai, kur patelė dar, beždžionė, tokių biškė polesnių veidų, ten tokios rudas akytės, viena šalia kitos įstatytos, irgi didelėm, ilgom rankom, ten vaiko visada laiko su savim, žinai, iš medžių sisioja, ten, žinai, golden shower. Bet patinas tai, žinai, jis jau tik tai užuodė, kad ateina kažkokie tai ten žygeiviai per džiunglės, jis jau kelią užtveria, suprantu, jis jau taip, ką jūs čia, ką turit? Už kuprinės, už alkūnės, už megztinę kokią, žinai, traukti save. Tai va, gerai, kad vedlys gudrus, mes valgėm arbūzą, kažkur buvom sustoję, tai jisai susirinko skūras, tuo arbūzo skūrą, žinai. Tas orangutanas pradėjo tenai kabinėtis prie mūsų grupės, tai jis keletą skūrų numetė, tas orangutanas, arbūzo skūrą, ką tu delikatesą, žinai, jis ten valgo, mes tuo metu per keliuką, žinai, tolin. Jis mūsų nesivijo, nes suvalgė mūsų organinės šiukšlės. Tai čia
toks labai įdomi patirtis, kur tu būni taip visiškai arti to džiunglių žmogaus, ryžais plaukais, rudais apaugęs, jėga jaučiasi, žinai, jo alsavimas, visas tas čepsėjimas ir dar toksai mikimas kažkoks, žinai, iš gerklės eina. Antra dalis yra Mentavai gentis. Yra sala už 300 km nuo Sumatros į vakarus. Yra Siberut, tokia sala, kur gyvena Mentavai gentis. Yra geležies amžiaus papročiais gyvenantys žmonės, neturintys elektros, vaikščiantis pusnogiai, ten strėnraištis yra, turi tokios siuvinėtas karūnas ir yra labai žymios Mentavai tatu. Jie tatuiruoja žmonės. Tai nuo geležies amžiaus visi tie ornamentai yra įgavę labai stiprų pagreitį ir reikšmės. Dabar žiūrint, stebint tatų pasaulį, gali atpažinti Mentavai ornamentiką. Labai įspūdinga, labai tokia, žinai, tiesiom linijom, paskui lenkta, trikampukai, linija, paskui kažkokie tai pilnai užtušuoti plotai. Ir visa tai turi savo reikšmę. Tai jie po šiai dienai tatuiruoja tais pačiais metodais. Dažus taip pat daro iš suodžių, tik tai jos skiedžia su 3 augalų lapų sultimis. Tai paima tos lapus, surenka ten, sutrina į palmės šaką tokią spigliuotą, kaip į tarką tokią, sutarkuoja tos lapus, tada jos išgrėžia į kokosą. Suodžius nugrando nuo puodo, kurie virė, ką tik ten, žinai, ryžius ant laužo ir tos suodžius sumaišo su tom sultim ir gauna tušą. Tada bet koks metalas, bet kokia adata ar ten, kaip man rodė, kaip daro tatu, tai paėmė skėčio tą virbalą, toks, žinai, kur skėtis lankstosi mechanizmas, tai šitą paėmė skėčio dalį, tada ją ten nuglūdino į akmenį, ten darė tokį adatą iš jo, žinai, skaptavo su mačete instrumentą medinį, adatą įtaisė, užlenkė galą, kad neišlystų ir gavosi tokio dydžio instrumentukas, tada ilga lasdelė, plokščių galų čia, kad laikyti, tokia ilga lasdelė, tas instrumentas užriestas truputį ir per tą vietą tak, ir ta adatėlė lenda, žinai. Ir kuo ilgesnis tas daužiklis, tuo daugiau jėgos tu gauni, nes čia prie pat tos jėgos tiek nėra, žinai, bet pačiam gale, žinai, su to pagaliuku jie gerai įkala. Tai turi būti labai gera taikli ranka ir tas ornamentas toks, įspūdingai. Moteris turi savo ornamentus, vyrai turi savo ornamentus. Tai antra dalis yra į šitą gentį. Jie gyvena palei upę, ten yra upės, plaukiama yra kanoja, valtimi. Kol atplauki į tą kaimelį, ten yra daugiau tų kaimelių, tai aš ten buvau pavasarį, buvo patvinusios visos upės, ten yra realiai visada reikia turėti botus, nes arba tu eini, žinai, per numestus rastus kažkokius tai, arba tu smengi jau iki kelio, žinai, visos džiunglės taip pažliugusios. Ir tenai, kol nuo vieno kaimelio iki kito nueini, tai įdomu tikrai. Ir jie daro savo vietinį maistą gamina, gaudo žuvis, eina medžioti ir kalbasi, pasakoja apie savo tatuiruotės, pasakoja, kaip ten jo istorija gyvenime, kas atsitiko. Ir tatu daro tik tai sikeriai. Sikeriai yra tas šamanas, medicine man, kuris užsijama žolėm, kuris gydo ligonius, gydo ligas įvairiausias, vaikus dažnai atneša. O trečia dalis yra didžiulis vulkanas Sumatroje. Indonezija apskritai garsėja vulkanais, daug žemės drebėjimų ir vulkanų išsiveržimų. Tai Sumatroje yra vienas iš veikiančių vulkanų.
Ir apačioje vietinė gentis saugoja šitą vulkaną. Tai ten augina kavą, bananus, daro bananų alų. Ir mes ir keliausime į vulkaną. Čia toks žygis, iššūkis. Ten 3 dienų žygis yra pro tą gentį, kad pasiekti vulkaną. O ką reiškia, kaip jie saugo tą vulkaną? Saugo vulkaną, reiškia, keliukai visi eina pro tą gentį. Gentis gali nuspręsti, ar praleisti tave, ar ne. Supratau. Tai ten turi ateiti prisirašyti pas vadą, tam vadui atnešti dovanų, su juo prisėsti išgerti to bananų alaus ar arbatos, ką jie to pasiūlys. Tada pasipasakoti, išklausyti jo, žinai, ten galbūt dovanų jo moteriai, vaikams, žinai, gal genčiai kažką tai atvežti. Visada važiuojant į gentį reikia pasimti dovanų. Vyrams diržai, mačetė, vadui žiūronai, moterims veidrodėliai, karoliukai, kažkas karos, žinai, sijonai, dar kažkas tai užsiperki visada turguose. Visada maisto reikia atsivežti su savimi. Aliejus. Ką mėgsta gentis? Aliejus, ryžiai, svogūnai, prieskoniai, druska, būtinai druska, cukrus. Ja. Tokie produktai. Galbūt konservai. O jie labai mėgsta žuvies konservus. Bet jie jau tokie yra biški išmodernėję, ar ne tos gentis? Žino, kas yra konservai, nėra taip, kad ten visai jau laukiniai. Matai, krikščionis buvo atėję jau prieš 100 metų, žinai. Tai visa ta ideologija yra jau atvežta ten, aišku. Taip. Tai jie vaikšto iš humanos rūbais, žinai, atvežtais tos gentis. Apie Mentavai aš nekalbu, nes Mentavai ten be elektros dar, žinai, viskas geležies amžiai, bet kaip gyveno, taip ir gyveno. O kodėl? Jiem nereikia, jie nepripažįsta šitų naujovių, ar ten tiek neatvyksta tų atvykėlių? Jie sąmoningai yra atstumę civilizaciją. Ir Indonezijoje aš sutikau dar keletą bendruomenių, komunų, kurie sąmoningai yra atstumę civilizaciją. Nes jie sako, kad jie eina į šviesą, kad yra tam tikros mantros, tam tikri poelgio, kaip čia, standartai, kurie veda juos į senolių išmintį, į protėvių kelią. Tai, kas vyksta dabartiniam pasaulyje, tai yra jiem nepriimtina. Jo, ten, žinai, kadangi Indonezija yra musulmonų šalis, jo, Sumatroje yra šariatas. Šariatas yra labai griežtas musulmonų griežta atšaka. Jo, ten viskas yra labai kontroliuojama. Ir per tą kontrolę valdžia viską yra paėmus. Tai Mentavai gentis, jie sąmoningai yra atsisakę viso to ir jie gyvena tribal gyvenimą. Jie kaip išlikusi kultūra Indonezijoje yra saugoma. Žinai, ten nėra šariato, bet ten yra tribal. Ten jie gali bet kada ir, reiškia, jiem taip reikėjo, nes jie, pavyzdžiui, kažkas negerbė jų kultūros, arba kažkas įžydė, arba kažkokia tai ten mergina, ar ten kažkokia tai konfliktas kilo, ar dar kažkas tai. Bet kada gali įvykti kažkas. Ja? Bet kadangi aš renku grupę į saugią kelionę, yra vedlys, kuris žino jų kalbą, kuris yra jau susipažinęs su vakariečiais, kuris gali nuvesti, saugiai parvesti. Ir apskritai tokioje kultūroje, tokioje aplinkoje pabuvus, vertybė susidėlioja kitaip. Grįžus iš tokios kelionės, ten į patogų butą, baltom plytelėm išklotą vonę, žinai, su baltais rankšluosčiais. Tu jauties toks, kaip, žinai, kaip
diena ir naktis, kaip tu grįžti tiesiog, tu viską įsimyli iš naujo, nes argi tu esi vertas to, kas dabar vyksta aplinkui. Va žmonės kaip gyvena, jie basi vaikšto, supranti, ir ten ant laužo kepa savo dalykus ir tai buvo 10 000 metų. Ir taip dar bus. Bet jie laimingi. Bet jie laimingi, jie šypsosi, jie juokiasi, jie ten bajerius kaldo visokius, ten, žinai, ten tave čiupinėja, visi juokiasi, žinai, ten tiesiog tas trykšta to džiaugsmu. Ir aš pasižiūriu, ten iš kokio Land Roverio išlipa toks veidas nepatenkintas. Ir dabar galvoju, kur ta laimė? Supranti, jeigu tu viską turi, jo, tai tu turėtum būti laimingas, bet ne. O jie nieko neturi ir laimingi. Tai koks skirtumas? Labai didelis. Nuskamba kaip labai įdomis ekspedicijos. Tikrai norėčiau sudalyvauti. Tai aš tave užrašiau jau, po naujaką važiuoju. Sausio 7. Tai skamba, tai bus viena dabar lapkričio 7, teisingai. Taip. Ir tada sekanti bus sausio 7. Čia taip esat suplanavę. Irgi 3 savaitėm. Geras. Ir kur būtų galima dabar atrasti informacijos daugiau tiem, kurie susidomės, kurie norės? Kaip pasidalinti tavo kontaktų, nes gal ir man parašys paklaus. Jo, pradžiai galima YouTube pažiūrėti mano trumpus filmukus apie visas gentis, kur aš lankiausi, visas situacijas, kalnus ir džiunglės ir taip toliau yra So Far So Good. Vadinasi. Taip vadinasi tavo YouTube kanalas. So Far So Good. So tai far, mes so good. Užmesim apačioj, galėsit pasižiūrėti So Far So Good. Įmesim linką. Instagrame yra So Far So Good, apatinis brūkšnys 001. Būtinai pataginsim irgi. Ten yra visas programos kelionių, nuotraukos. Ten jau jūs kažkokią tai darė, tai PR-ą, jau kažkaip reklamuojate, pasakojate, ne? Taip, aš išėjau iš tatų dabar to laiko į valias ir aš galvoju, o kuo aš norėčiau užsiimti. Aš žiemą čia nenoriu šalti. Ta prasme, man patinka keliauti. Tai aš pagalvoju, kad išnaudosiu visą tą laiką keliaudamas ir vesdamas grupės į Tribal Expedition. Puiku. Ir dar prie visos šitos vasarinės programos, ką čia Lietuvoje veiksi, nes sakai, vasaros vis tiek Lietuvoje, šiandien dirbam prie namukų. Truputį jūs dirbat, aš atėjau biškį ištesiu pagalbos ranką. Tai kas čia per namukai? Kas čia bus? Mano svajonė. Aš visada norėjau turėti viešbutį ir restoraną. Aš jau senai buvau nusižiūrėjęs, Nepale buvau nusižiūrėjęs, Pietų Amerikoje žiūrėjau, dairiausi Goa, Indijoje. Vis ieškojau kažkokios vietos, kur galėčiau įgyvendinti savo svajonę. Bet Nepale paskutinė Vipassana, atsidėjau Vipassana, išėjau ir man toks bliksnis supratimas atėjo, kad aš turiu sodybą, aš turiu karma camp. Kodėl ne čia? Aš viską galiu čia padaryti. Čia ir kalbą suprantu. Ir kultūra, ir vanduo. Aš esu iš to vandens. O kur mes šiandien maudėmės, tas vanduo yra ir tavo kūne, ir mano kūne. Kai tu keliauji kažkur, tu patirtis renki, tu galbūt supratimus, atradimus renki. Bet grįžti čia, tu jauti, kad tas vanduo yra... Vat aš dėl vandens grįžtu. Pirmą, ką aš padarau, prisipilu stiklinę vandens iš šulinio ir išgeriu. Ir man tada grįžtu namo ir toks. Ir aš sugalvojau čia pastatyti 3 namukus. Aukštos klasės su dušais, su tulikais, su terasyte, į pietinę pusę, su mini virtuvyte. Plius vilko virtuvė. Kaip pasakojau, aš verdu, kepu, gaminu maistą iš įvairiausių pasaulio šalių. Galiu ir kirminiukų pakepti, ir skrusdelyčių, ir ko norit. O dabar tie namukai, jie bus prieinami visiems, kas norės, ar irgi kažkokia atranka, nes, pavyzdžiui, kaip ir minėjai apie vilko virtuvę, kad yra tavo kontaktai, kuriuos tu turi,
būna kvestiniai žmonės, kas nori, kas nenori atvažiuoja, o kaip bus su tais namukais? Nu, kaip bus, tai pamatysim, aš dar nežinau. Aš tiesiog noriu dalintis tuo, ką aš turiu ir aš sugalvoju iš to dar gyventi. Nu taip, iš kažko. Tai energija už energiją, žinai. Taip, energija už energiją. Tai gali būti, kad tai bus bed and breakfast, o gali būti, kad tik tai kažkokiam ratui žmonių. Galbūt užsieniečiam, galbūt kažkokiam pažįstamiems, draugams, draugų draugams. Ilgą laiką Vilko virtuvė dirbo, dabar yra 5 metai jau, kai Vilko virtuvė veikia. Jau. Ilgą laiką dirbo be jokių socialinių tinklų, be jokių reklamų, tik iš lūpų į ausį. Iš lūpų į ausį. Ir žmonės kalbėdavo apie tai ir taip įsisuko tas ratas. Ir jau būdavo tiek, kad nebetalpinam. Mes talpinam, capacity apie 30 žmonių gali būti. Jo? Tai mes turime tiek indų, tiek kėdžių ir stalų ir mes galime paruošti maistą tokiam kiekiui žmonių. Jeigu daugiau, jau, man jau vargina. Taip, vargas. Vat buvo tatų kempas, va čia, ne? 60 žmonių. Tai žinai, kiek aš energijos čia atidavau, čia visur lakščiau, viskas man čia reikalinga buvo. Vienas klausė, kur tas, kitas klausė, kaip čia tą daryti, kitas dar kažką tai. Čia muzikantai atvažiuoja, čia ugnies šou atvaro, čia maistas ruošiamas, kaip čia, kur čia patiekti. Ir viskam reikia savęs. Jau kaip baigėsi tatų kempas, tai aš tai žinok, išsilydęs buvau toks kaip ant debesies. Aš atsimenu, nuėjau į upę šokti nuo tilto į vandenį. Aš toks buvau įsilydęs, kad aš buvau su akiniais, supranti, net nebežinau, ar aš su akiniais, ar ne, šokau. Ir nuplaukė mano akiniai, supranti. Nu va. Bet mane tai ir pakrauna, nes kai tu daliniesi, tu kažkokią tai gauni atgal, žinai, kažką, bet sunku net įvardinti, žinai. Aišku, pamaloninti kitą žmogų visų pirma, jam kažkom pasitarnauti, kažkaip taip padaryti tą momentą stebuklingu. Čia yra toks, kol dar neprasidėjo komercija, žinai. Dažniausiai, kai įsibėgėja ten biznis, ten prasideda komercija. Tada prasideda ten štampavimas, darimas tik tai, kad tik padaryti ir paleidži, žinai. Pas mane ne taip. Aš noriu jaukiai, nedaug, bet kokybiškai. Tai va, va tokia. Mes kaip tik apie tą komerciją, čia mes neseniai žiūrėjom, yra ten televizijoje toks projektas, Trečia lentyna vadinasi, ir jis darė apie žmonės gyvenančius urvuose, Afrikos kažkokioje tai teritorijoje. Ir ten buvo ir lietuvių, aišku, kurie grinai keliautojai, bet jie gyvena urvuose. Afrikos buvo. Tai žodžiu, ir jie išsipaišė tos urvus, jie pasidarė ir ten kažkokia tai simbolika ir jie migruoja. Jie iš urvo į urvą migruoja. Jie apsistoja keliom savaitėm, pabūna, vaikšto ten po tą paplūdimį nuogi, žodžiu, bet gyvena urvuose. Tada susirenka šmurkės, kažkas kažką palieka ateinančiam gyventojam ir taip ratuoja. Ir jie taip gyvena iš urvo į urvą. Ir mes čia turėjom tokią diskusiją, kad vat kaip žmonės laimingai gyvena ir jiem nieko nereikia. Bet iš karto atėjo toks kita mintis, kad jeigu sukurtum tokią didelę bendruomenę, 1000 žmonių, tokiu principu, kad gyvena urve ir jie keičiasi savo amatais, ir vis tiek ateitų, tas vis tiek atsirastų taip, kad pradedi keistis tais amatais, kažkas jau gauna daugiau kažko, kažkas gauna mažiau kažko, tas jau biškiai jau aukščiau galva gaunas ir vis tiek tu prieitum tos pačios žmonių aplinkos, ką mes turim dabar. Vis tiek atsiras kažkas, kuris jau pasijaus, kad yra aukščiau negu kitas. Tai yra žmogus. Tai ne veltui socializmas sugriuvo. Taigi jis ant to principo buvo pastatytas, kad visi lygus, visi keičiasi, visi dirba ir iš bendro katilo valgo, bet tai nepaėjo. Čia buvo toks anekdotas, kad, žinai, atvarė giros bačką vidury turgaus, pastatė ir pasakė, kad gira nemokamai, žinai, parašė nemokamai. Tai prasidėjo muštynės, nes
kam čia, žinai, duoti, nu, va, matai kaip socializmas. Socializme irgi taip turėtų pagal visą idėją viskas būti nemokama. Nes jeigu tu dirbi, tai tau viskas priklauso. Nes tu iš to pačio uždarbio ir gyveni, ne, kaip ir visi kiti. Tai žmogus yra toks labai įdomus tvarinys. Pas jį kažkaip tai daugiau į save viskas, kažkaip visi taip pirštai į save linkę. Kad ir ten jo reikia dalintis, taip reikia patarnauti. Nu, geras bruožas, ne, kaip patarnauja kažkas tai. Man tai žavinga yra, kaip keliauji po Indiją, kokią, žinai, arba kokį Nepalą, ar ten po Aziją. Tai daug žmonių tau patarnauja visiškai nemokamai. Tai čia tokia siekėmybė, bet mes europiečiai matom visai kitaip. Jeigu aš patarnauju, aš už tai noriu uždirbti kažką tai. Arba bent jau gauti kažką tai. Bet jeigu man nieks nieko neduot, tai aš nepatarnausiu. Tai aš sau darau, tu sau darai, žinai, toks įgaunas. Iš karto individualizmas įsijungia, iš karto kapitalizmas. Nu ir viskas. Tai man atrodo, kad žmogui čia tokia, žinai, iliuzinė, kiek tų buvo komunų sukurta. Vat vienintelė komuna, kur aš Džavos saloje, Indonezijoje aplankiau, yra Badui, tokia komuna, kurie gyvena atsisakę viso civilizacijos gerovių, bet jie patys daro audžia, daro rūbus, gamina baldus, neturi jokių transporto priemonių, jo, neturi benzino, ten pas juos visokių elektros nėra irgi, pinigų nėra, suprantate, viskas vyksta mainais, bet didžiulė ir jie senesni negu islamas. Vat mano kanale galite pažiūrėti apie Badui. Aš ten su Badui vadu kalbu, buvau toje komunoje ir jis man pasakojo tokių dalykų. Nu, wow. Bet dėl to, kad jie nėra užkrėsti, jie nematė to išorinio pasaulio, kuris išsiviniojo, išsirideno. Buvo griežtai nuspręsta atkirsti Badui kultūrą nuo išorinio pasaulio. Ir jie vystėsi savo eiga. Wow, fantastika. Tai ką, dar visiems priminsiu, kad nepamirškit pasiekti YouTube kanalą So Far So Good. Jo, tai ten yra toks So Far So Good, jis taip vadinasi, bet kad jūs atrastumėte šitą kanalą, jis yra toks truputį paslėptas ir užkoduotas, aš tik tai draugams duodu kodą, tai ten yra Explorer 001. Explorer 001. Tai mes vis tiek paimsim linką, pasidalinsim YouTube apraše, tikrai rasit po video ir linką į Instagramo puslapį, kuriame galėsit pasidomėti apie tas ekspedicijas, galėsit pasižiūrėti Giedriaus visus vaizdo įrašus, ką jis yra surinkęs per savo ilgametę patirtį. Ir ką, labai tau ačiū, kad leidai tave pakalbinti, kad atsivėrei, papasakojai apie savo nuotykius, kad ir neužtektų laiko viskam išklausyti, bet kiek gavom, tiek reikia pasimėgauti. Tai va, ačiū labai. Ačiū. Malonu. Ačiū už pagalbą šiandien prie Stroikio. Oi, aš senai buvau prie Stroikio. Ne pirmą dieną Stroikiai. Ne pirmą dieną.